Rumšiškių Jono Aisčio muziejus. Rumšiškių Jono Aisčio muziejus įkurtas Rumšiškių miestelio centre 1976 metais. Jame kaupiama daiktinė, pasakojamoji ir vaizdinė medžiaga apie poetą, lietuvių lyrikos klasiką, eseistą, filosofijos mokslų daktarą Joną Aleksandravičių Aistį, jo giminės, draugus, pažįstamus, apie jo gyventą aplinką, Rumšiškių miestelį. Ekspozicijoje gausu fotonuotraukų, kuriuose užfiksuotos poeto gyvenimo akimirkos, daiktų, kuriais naudojosi Jonas Aistis, knygų, rankraščių, rašymo priemonių. Lankytojams demonstruojami muziejuje saugomi Jono Aisčio balso įrašai, filmai apie Joną Aistį. Muziejuje taip pat vyksta edukaciniai užsiėmimai, atviros literatūros pamokos, literatūriniai muzikiniai vakarai. Jonas Aistis, gimęs Aleksandravičius, vėliau jis keitė kelis kartus pavardes ir Amerikoje betapęs tik 52 Aisčiu, buvo poetas, publicistas, lietuvių lyrikos klasikas, filologijos mokslų daktaras. 97 Liepos 12 buvo jo muziejaus atidarymas. Mes turėjom 1,5 metų nepilnai įruošti visą ekspoziciją, kad galėtumėm atidaryti muziejų. Lietuvos liaudies buities muziejaus architektas Ruslanas Aranauskas sukūrė pačią ekspoziciją. Sienos parinktos pagal Jono Aisčio eilėraštį To bedugnio skliauto sielvartingo gylio. Mes bandėme išreikšti tą šilainę, tą kitą vaizdą ano pasaulio, anos pusės, kaip Marios, dabar Marios, o tada buvo Nemunas skyręs vieną pusę ir kitą, kad kiekvienas vadino vieni kitus pusės zanemunšikai. Tai buvo svečia šalis, kita šalis. Jau kiek iš patirties matai, iš tų žinomų žmonių, kiek bendravo Aisčio aplinkoje visi, jie jau žino, bet gaila, kad dažniausiai nelabai kas nori klausyti. Tai jeigu užrašai, tai gerai. Bet kaip Aistis rašė, irgi klausimas, ar tai, kas užrašyta, bus teisingai suprasta. Nes, pavyzdžiui, Aistis buvo kaltinamas, kad sako, tu tada taip sakei. O Aistis sakydavo, o tada man taip atrodė. Prieš muziejaus atidarymą ekspozicijai turėjom netiek daug eksponatų. Prašėme ponios Aldonos, jo žmonos, kad atsiųstų, ką gali muziejui. Tada jie atsiuntė tokį nemažą mums rinkinį Jono Aisčio kostiumas. Sako, prieš mirtį įsigijęs naują, su tuo naujesnioju palaidotas, o čia tas senesnis. Ir ponia Aldona taip prašiusi, jeigu netiks, tai išmeskite arba atiduokite kokiam varguoliui. Ant jo paminklo, kad ir tau kentėti nereikėtų, to paties gyvenimo kančios, trupučiuką džiaugsmo sopulių suteikti ir į tavo širdį pereit nejučiom. Tikrai ta jo lyrika tokia graudi, bet Jonui atrodė, kad tai giedra. Buvo tikras poetas iki kaulų smegenų ir sakydavo, aš poetas tai kaip kaltas, tu jau nebepakeisi, nes kai rašai, tai savo krauju. 7 švento rašto vertimai, palyginimai iš senosios provansalų kalbos į prancūzų kalbą. Tai labai didelis darbas buvo ir karo metu Aistis ėmėsi kaip atsilyginti tai šaliai, kurį priglaudė karo metu. Ir Jono Aisčio kalba nebuvo tikroji ta anglų, jis kalbėdavo panašiai kaip prancūzas. Jeigu jį paklausdavo po to Amerikoje vertimai prancūzų kalbos, jis sakydavo, jeigu manote, kad tai netikslu, jūs galite pasitikslinti. Tai buvo jau tie paskutiniai metai prieš mirtį, kai jis žinojo, kad į Lietuvą nebeatvyks, nors labai norėjo jis sugrįžti visada. Galiausiai rašė, kad norėtų nors atgulti šitoje žemėje, kur nors netoli tėvų. Ir ten tai parašyta, kad būtent Besame Beach prie Atlanto vandenyno. Ponia Aldona atvažiavusi 100-osioms 2004-aisiais, jau birželį sako, čia visai ne ta vieta. Bet mes tada nustembame, o tai kaip, sakom, taigi užrašas tai skelbia kitoj pusėje nuotraukos. O ponia Aldona sako, aš atsimenu, Jonas rašė giminaičiams tą nuotrauką, įdėjo ir užrašė šitą. Sako, kodėl Jonui taip rašai? Gi čia atsimeni ne tas paplūdimys. O Jonas sako, o kas ten žinos?
Ir taip ramiai jisai mokėdavo pateikti norimą už tai, kaip esama. Labai man džiaugu, kad mes galim parodyti žmogui, kuris, kai nori, jis to ir pasiekia. Nes jisai mokėsi, Rumšiškių pradžios mokyklą baigė, po to Kauno Aušros gimnaziją ir jis įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą. Studijavo kalbas. Jis tarp kitko ten nebaigė Kauno. Jis tada išvyko studijuoti į Prancūziją ir Prancūzijoje užbaigė mokslus. Jis buvo gavęs 37 valstybinę premiją. Už knygą Užgesę chimeros akys, tai buvo pirmoji poezijos knyga, už kurią gavo, nes buvo 4 tik knygos nepriklausomai Lietuvai, už ką buvo skirtos valstybinės premijos. Aistis tiesiog likęs nepelnytai nežinomas, iš kuriai mūsų laikotarpio kartai. Aš iš margos vieto, smulkmenų detalių, lauko, pievų, miško, skliauto ir žvaigždžių, susikūriau savo pasakišką šalį, pats nepasidžiaugęs perdaviau žodžiu. Verkė mano skliautas ašarom pasruvęs, o gal mangi rodės, galgi aš klydau, tai nuvargę šiandien, išsimušęs suvis, aš ieškojau laimės ir nesuradau.